Eisime mes, veiksime ką, takas mus ves ir rasim kažką. Smagu bus tikrai ir tu tai žinai. Mes linksmi katinai, mes ir linksmoliai murkliai. Kitas ir Keitė. Kačiukų šokis. Kitai, ką šiandien norėtum pažaisti? Pasižvalgyk dėžėje. Žiūrėk, cilindrai ir pakalti batai. Būkime šokėjais ir sušokime kačiukų šokį. Bet aš nesu labai gera šokėja. Nesijaudink, tai lengva. Kačiukai leidžiasi į nuotykį. Kitas ir Keitė iššoko iš savo stebuklingos dėžės ir nubėgo į televizijos studiją pasirodyti talentų šou. Sveiki, mes esam šokintys kačiukai. Kada mūsų pasirodymas? Jūs ketvirti, iškart po nutrūktgalvio ančiuko. Kitai, parepetuokim, gerai? Vėliau, turime dar daug laiko. Ponios ir ponai, sutikite, jojo meistras. Puikus pasirodymas. Nagi, Kitai, turime parepetuoti. Nesijaudink, Keite, tai lengva. O dabar pasiruoškite, jūs nustebins nuostabusis magas. Kitai, prašau, išmokyk mane, mes nebeturime laiko. Baik jaudintis, tai lengva. Dabar siųskite šiltus bučinukus ir pasitikite nutrūktgalvius ančiukus. Kriu, kriu, kriu. Gerai, kačiukai, jau ruoškitės. Kitas pasirodymas jūsų. O ne, turi mane išmokyti dabar. Gerai. Žiūrėk, labai lengva. Lėtinos aukštyn, lėtinos žemyn. Nulenkiam galvą, sukomės ratu. Dabar supt, supt, supt. Tada op, op, op. Kačiukų šokį tu sušok. Tavo eilė. Palauk, ką pirmiausia daryt? Ką tik parodžiau tau. Lėtinos aukštyn, lėtinos žemyn. Nulenkiam galvą ir sukomės ratu. Kitai, aš negaliu, tai per sunku. Ne, visai nesunku. Daryk taip, kaip aš. Gerai, Kitai ir Keitė, į sceną. Pasiruošus? Ne. Nagi, tai lengva. Lėtinos aukštyn, lėtinos žemyn. Nulenkiam galvą ir sukomės ratu. Ką tu darai? Kitai! Kačiukų šokį tu sušok. Koks čia Tikrai visai be talentų. Visai be talentų. Tu viską sugadinai. Tu dėl visko kalta. Tada pasirodė paslaptingas nepažįstamasis. Oho, kas nutiko, kačiukai? Keitė viską sugadino. Kaip? Aš išmokiau ją šokio, bet ji visiškai jį sugadino. Nes tai sudėtinga. Visai ne, tai labai paprasta. Matai, bet kas gali tai padaryti? O kaip žongliravimas? Ar gali taip? Ne, žongliruoti sunku. Man tai lengva. Gal tau ir lengva, bet man tai ne. Dabar supratau. Jei kažką lengva padaryti tau, tai dar nereiškia, kad lengva visiems. Ačiū, mama. Hei, kaip atspėjote? Pamėginkim iš naujo, Keitė. Bet šį kartą aš pažadu tau duoti mokytis laiko tiek, kiek tau reikės. Tada tu mokėsi taip pat gerai kaip ir aš. O gal netgi ir geriau? Pamoka išmokta bus geresnė pradžia. Kitas ir Keitė pradėjo savo šokių nuotykį iš naujo. Bet šį kartą... Parepetuokime, gerai? Žinoma, Keitė. Kitas buvo kantrus ir davė Keitei pakankamai laiko, kad ji galėtų išmokti. Pabandyk dar kartą, tau pavyks. O kai kažkas būdavo per sunku, kitas jai vis parodydavo. Ne, pašokinėk 3 kartus. O, tikrai? Kol ji išmoko visą šokį. Atrodo, jau moku. Šaunuolė. Gerai, Kitai ir Keitė, į sceną. Tu pasiruošus? Aš pasiruošus. Lėtinos aukštyn, lėtinos žemyn. Nulenkiam galvą ir sukomės ratu. Ir sup, sup, sup. Ir op, op, op. Kačiukų šokį tu sušok. Šok, 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 šok.